Sveiki! Šiandien aiškinamės, kas yra blenderis. Blenderis tai nemokamas kūrybinis paketas skirtas naudoti bet kokiems tikslams. Techniškai net pornuchai kurti. Laisvai be jokių ataskaitų, nes kartais būna, kad atsiunčiant programą paklausia visokių klausimų, neaišku kas, neaišku kodėl. Jis kaip kūrybinis paketas savyje talpina 3D modeliavimą, skeletavimą, dvimatę ir trimatę animaciją, simuliacijas, judesio sekimą, kompozicionavimą, video redaktorių, skirtą pamokoms kurti ir net žaidimų kūrimą ir viską, ką tik gali įsivaizduoti. Nors sklando gandai, kad tai, kas yra viskas, yra niekas, blenderis tą paneigia. Blenderis tinka naudoti individualiems asmenims ir mažoms studijoms. Blenderis vienintelė tokio tipo programa, kuri palaiko tiek Mac'ą, tiek Windows'ą, tiek Linux'ą, tiek seną, tiek naują geležį. Dabar jau žinai, kas yra blenderis. Sveikinu, o mes esam Blender Lietuva. Vedame blenderio pamokas ir pamokas apie blenderį lietuvių kalba. Daugiausia mes orientuojamės į animaciją ir filmų kūrimą. Čia rasite pamokų, paskaitų ir mūsų darbų. Su jūsų pagalba tikimės lietuvišką animaciją ir filmų kūrimą pakelti į naują blenderio lygį. Jei norite prisidėti prie šio mūsų tikslo, lengviausias būdas tai padaryti paspausti prenumeruoti. Paspausti subscribe, tai nieko nekainuoja. Tai kartu galime įgyvendinti šį tikslą ir pakelti lietuvišką animaciją ir filmų kūrimą į naują blenderio lygį. Iki greito, susitinkam kitose video.